Nu ką, sveiki visi. Turim dar vieną karštą naujieną rinkoje. Termovizorinį taikiklį iš Termtec. Nauja Oryx L serija. Kol kas bus du variantai. 650L ir 635L. Tai pavyko gauti pirmąjį demo variantą ir parodyti jums, kas yra pakuotėj. Taigi, atsidarom dėžutę, standartinė, gražios oranžinės medžioklinės spalvos. Turim padėką, turim instrukciją. Kaip visada turim kietą dėklą, kuriame galime saugiai transportuoti optikėlę. Apsaugos mūsų yra ir diržiukas, ir rankenėlė. Tikrai patogus daiktas. Turime patį karščiausią termo optikėlę komplektacijai. Toliau turime pilną priedų, 2 akumuliatoriai. 21700, kurie yra didesnės talpos, 5500 mAh, nebe 18650. Jie komplektai yra 2. Turim USB Type-C laiduką. Turime pakrovėją iš karto. Komplektacijai 2 dalių. Irgi su savo laiduku. Jau aišku, truputėlį išlepam ir klausia visi prie termovizorinių priedėlių ar dar kažkur, ar neturėtų būti rozetės kištuko. Tai tikrai ne, rozetės kištukų jau net prie telefonų nebededa. Turime šluostytę. Ir turime dar lankstinuką telefono prieduką. Taigi dabar šiuos daiktus greitai pasitraukiam truputėlį. Ir trumpai papasakosiu apie pačią optikėlę. Taigi, kaip matome, turim naujo dizaino nuo RS2 optikos termovizorinė kompaktiška labai optikėlė, kuri visiškai atrodo kaip dieninė. Turbūt tik tai šita guma išduoda mums, kad yra termovizorinė arba naktinė optika. Turime visiškai naujo tipo lazerinį tolymatį, kuris turbūt šiai dienai yra mažiausias rinkoje. Lęšių užima tikrai labai mažai, 2 maži taškiukai, kur matuoja atstumą iki 1200 metrų. Kas iš naujienų? Tai 12 mikronų antros kartos detektorius, NTD šiluminis koeficientas mažesnis negu 15 ir turim palengvintas funkcijas naudotojui. Taigi, šitoj vietai, kaip standartiniai optikoje, turime artinimą. Šičia turim fokusavimo žieduką, kad nereikėtų šičia ties rankos ar viso lęšio vynioti. Tai turime pirmą žieduką, kuris fokusuoja vaizdą, o čia meniu valdiklis, kurį paspaudus ir sukiojant vaikštam po meniu. Taipogi čia turime keičiamą akumuliatorių, su kuriuo veikia termovizorinis taikiklis apie 8 valandas. Čia turime valdymo bloką. Kiekvienas mygtukas turi 3 funkcijas. Tai yra trumpas paspaudimas, ilgas paspaudimas ir double klikas. Tiek išjungimo mygtukas, tiek tolimačio mygtukas, tiek fotografavimo mygtukas. Taip pat turim USB Type-C lizduką šitoje vietoje, kad galėtumėm pasikrauti baterijas tiesiai per priedėlį ar išsimti reikiamą informaciją. Visą filmavimo režimus, visus filmavimus, nuotraukas galima išsitraukti ir per programėlę tiek androidinę, tiek appsinę, tad bandysim šitą optikėlę greitų laiku. Manau, kad pirmas reikalas bus išvažiuoti su ją palapiaut ir pamedžiot jenotų arba kitaip vadinamų mangutų. Tai tiek šiam kartui.